Trakų estetikos centras organizuoja biorevitalizacijos mokymus. Mokymo metu jūs turite progą dalyvauti tiek teorinėje paskaitoje, tiek meistriškumo klasėje, bei turite galimybę atlikti patys procedūrą. Teorinėje dalyje yra išsamiai aiškinama apie hialurono rūgšties poveikį organizmui, hialurono rūgšties visas įmanomas modifikacijas skirtingose preparatuose, apie biorevitalizacijos atlikimo būdus ir skirtingas metodikas, apie taikymo galimybės, indikacijas bei kontraindikacijas, apie kursą, kokiais atvejais ir kokios trukmės kursą rekomenduojama atlikti klientui arba pacientui. Biorevitalizacijos poveikis organizmui yra labai platus. Ir aišku, tai yra pagrindinė drėkinamoji procedūra, analizuojant visas injekcinės metodikas, kurios šiai dienai yra taikomos rinkoje. Biorevitalizacija išpopuliarėjo dėl savo poveikio, nes per trumpą laiką yra išgaunamas labai greitas audinių drėkinimas, kurį pastebi tiek specialistas, tiek klientas, kas yra be galo aktualu. Nes turbūt sutiksite, kartais įvyksta ir tokie atvejai, kai procedūra yra atliekama, o klientas pastebi tik tais minimalius audinių pokyčius. Šiame atveju odos estetikos pagerėjimo pokyčius.